Taigi, sveiki bičiuliai, sveiki atvykę į laidą Tarp eilučių. Ir šiandien aptarsime antrąją knygą jau šitoje laidoje. Ir pakalbėsiu apie knygą, kuri tikrai, sakyčiau, verta dėmesio, pamąstymui, nes gyvenam labai įdomiam pasaulyje. Šitas pasaulis, jeigu tu esi įsibėgėjęs, pagavęs tą pagreitį, gali atrodyti visai normalus, kad taip turi viskas būti, kad taip kaip gyvename, ko daugiau norėt. Ir žmonės dažnai net nepagalvoja, kad galėtų būti kitaip. Ir klausimas, ar iš vis šiame pasaulyje įmanoma, kad būtų kitaip. O kaip kitaip? Spėju, kad dauguma iš mūsų savaip įsivaizduojame, kaip norėtumėm, kad viskas vyktų, kad viskas būtų. Ir jau ne vieną kartą išminties minutėlėse ar šiaip kitose vaizdo įrašuose esu kalbėjęs, kad viena iš didžiausių problemų tai yra egoizmas. Žiūrėjimas iš savo pozicijos ir noras, kad tik man viskas būtų. Gerai, tai padarėm šiokią tokią įžangą ir dabar noriu jums pristatyti štai šią nedidelę, labai patogią, gali nešiotis kur tik nori, gali nešiotis jau į paskaitas, į gamtą. Ir šiaip nesunki. Tai iš tikrųjų labai man patikusi knyga. Autorius Erikas Fromas ir knygos pavadinimas Turėti ar būti. Štai kur klausimas. Gerai, tai jeigu žiūrėt praeitį istoriškai, tai pirmoji knyga, kuri buvo Eriko Fromo knyga ir pateko į mano rankas, tai buvo Meilės menas. Ir ta knyga mane labai užkabino, nes leido man suprasti, kas iš tikrųjų meilė yra. Ir supratau, kad meilė yra visai kitoks dalykas, nei man atrodė anksčiau. Galbūt kažkada pristatysiu ir tą knygą, bet šiandien į mano rankas, panaršydama savo bibliotekoje, galvoju, pakalbėsiu apie šią. Ir kadangi, gerai, tęsiam istoriją, tai kadangi aš perskaičiau tą Meilės meną ir man taip užkabino, galvoju, reikia paskaityti dar šio autoriaus knygų. Ir tada nusipirkau štai šitą knygą. Tais laikais, kai pirkau, kainavo 18 eurų. Oi, atsiprašau, ne eurų, o litų. 18 litų tais laikais kainavo. Jau visiškai man čia pasikeitė, atrodo, taip greitai laikas eina. Gerai, tai tęsiam. Tai kai perskaičiau šią knygą, tada mano akis atsivėrė, protas atsivėrė ir į šį pasaulį pradėjau žiūrėti dar giliau. Ką turiu omeny? Erikas Fromas šioje knygoje kalba apie žmogų, kuris gyvena šiame pasaulyje. Ir šita knyga laikoma viena iš konstruktyviausių 20 amžiaus antros pusės knygų. Jau tais laikais buvo įžvalgų apie tai, link kur eina šis pasaulis. Ir dabar, jeigu žiūrėt visą tai, ką kalbėjo Fromas, ką kalbėjo kiti psichologai, filosofai, kėlė klausimus, link kur mes einame, kodėl žmonės pasirenka būtent tokį kelią ir panašiai. Tai Erikas Fromas paėmė tokį klausimą turėti ar būti. Ir jisai šioje knygoje gvildena šitą klausimą, kad žmogus, tas, kuris nori ypatingai šiame pasaulyje, dabar 21 amžius, ir žiūrėkit, mes norime vis daugiau ir daugiau. Mums reikia to, mums reikia ano, mums reikia geresnio
būto, geresnio namo, geresnio automobilio, geresnio patogumo, spa ir vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir jums turbūt turėtų kilti klausimas, o kas čia blogo, kad aš noriu? Juk taip judu į priekį. Fromas nesako, kad tai blogai siekti kažko ar panašiai. Jisai sako, kad tai gali tapti kliūtis. Vat noras turėti dar ir dar. Gali taip atsitikti, kad tu gaudamas to, ko tu siekėjai ir tu ko norėjai, jau gavai tą ir sustojęs supranti, kad nesidžiaugi tuom, ką jau turi, o nori judėti dar ir tau vis negana. Ir tai kur ta pabaiga, kur tas džiaugsmas? Ir kartais žmogus net nespėja patirti to džiaugsmo, nes nori dar ir dar. Ir Fromas sako, kad šitie du priešingi dalykai, turėjimas ir buvimas, turėjimas susitelkia į materialinių vertybių vystimąsi, vartotojiškumą, valdžią ir agresiją. Noras turėti. Tai aš esu geriausias, tik man, tik pagal mane viskas turi būti ir aš nematau kitų žmonių. O paskui galvoju, kodėl man kažkaip tai nesusiklosto santykiai, kodėl tiek konfliktų, kodėl jie neišsprendžiami ar panašiai. Taigi atsiranda pavydas, atsiranda smurtas pas žmonės. Ir vėl grįžtu prie to paties, ką sakiau pradžioje. Tas giluminis niuansas, bent jau mano nuomonė, tai yra tas egoizmas, kuris yra iš prigimties. Buvimas pagristas meilė, troškimu dalintis, prasminga kūryba, produktyvia veikla. Ir kai tu tuom užsiemi, kai tu jauti prasmę, kai tu darai kažką dėl kitų, tu pajunti tą tikrą džiaugsmą. Tu gali mėgautis tuom, ką tu darai. O kai tau vis mažai ir nori vis dar ir dar, iš žmogaus atima laimę. Žmogus vaikydamasis tų vėjo malūnų kartais pats nesupranta, kas yra ne taip, kodėl toks pasaulis. Aš nenoriu tokiame pasaulyje gyventi, bet pats esi to pasaulio darys. Ir klausimas, ką tu darai kitaip, nei tave moko kultūra. Aš nesakau, kad visa kultūra bloga, bet mes turime ištirti, kurios tradicijos, kultūriniai dalykai, įpročiai kažkokie, kuriuos mes išmokstame iš kitų žmonių, ar jie teisingi, ar jie geri. O čia turime užduoti šitus klausimus ir tikrai rekomenduoju šitą knygą, nes perskaičius turėti ar būti, dar labiau gali įsigilinti šios klausimus, dar labiau pajausti save, kaip aš gyvenu, ką aš darau. Galbūt galiu atrasti tai, ką aš darau ne taip. Ir galbūt galiu pajausti, kad velniava, aš galiu tą padaryti. Aš turiu talentą, man užtenka mėgautis. Aš turiu gerbti kitą žmogų, aš turiu mokėti girdėti, ką kitas sako. Turiu pats pasakyti, turiu gerbti ir mylėti save, nes kitaip, jeigu aš žiūriu tik iš savo bokšto ir aš galvoju, kad aš teisus, kur tai veda? Link ko tai veda? Ir kas būna toliau? Tai klausimas jums, bičiuliai. Kaip jūs matote šiuolaikinį pasaulį? Į ką jisai orientuotas? Į savanaudiškumą? Ar į meilę, pozityvumą, gėrį, teisingumą, ramybę, džiaugsmą ir panašiai? O džiaugsmas tai buvimas su žmonėmis. Žmonėmis, kurie yra šalia jūsų. Darbe, studijose,
klasėje, namuose ar panašiai. Tik klausimas, ar mes mokame kurti santykius ir būti tose santykiuose su meile, su pagarba ar panašiai. Tai tokios mintis šioje laidoje tarp eilučių. Jau mokausi šitos laidos pavadinimą, po truputį reikia atsiminti. Tai tikiuosi šitas pamąstymas apie šitą knygą turėti ar būti. Erikas Fromas. Tikiuosi naudingas šitas 10 minučių jums. Ir ką, tai parašykit parašykit komentaruose, galbūt esate kažkas skaitęs jau šitą knygą, kokios jūsų mintis apie tai. Na, o aš atsisveikinu su jumis ir sakau, susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki greito.